Mūsų scenoje pirmą kartą pasirodžiusi kauniečių grupė Kals sulaukė 31 rokui neabejingo žiūrovo palaikymo. Tačiau komisijos nuomonės išsiskyrė. Gana tradicinis rokinis kūrinys, kažko čia ypatingo nebuvo, atliktas jis buvo gerai. Mes tikrai turėjom daug stipresnių pasirodymų. Vokalas, sakyčiau, nesutvarkytas, reikėte, o nedainavote. Du patinka ir du nepatinka gavusi grupė turėjo pasitikrinti žiūrovų simpatijas portale Delfi. Ir šiandien Kals grįžta, kad įrodytų, jog jie verti finalo. Vaikų roko grupė Kals atvyko iš pačio mažiausio Lietuvos miesto Ežerėlio. Šį vakarą jūsų teismui atiduoda dar vieną savo kūrybos dainą. Palaikykite jaunuosius talentus, kompozitorius ir kūrėjus. Turite tik 2 minutes. Sakiau, aš net mėnulį šaukiau, per miegus atoj uždimiau, myliu seną rokenrolą, aš už savo mamą labiau. Tu kelią saldainiai suplak, nakts kaip ant balkono dainuok, klausyk, ar tu dar nesakiau. Štai taip, grupė Kals iš Ežerėlio, kurie įkalė vinį žiūrovams į sąmonę ir pasąmonę, kurie išnaudoja savo 2 minutes ir skiria jums virš 100 savo like, patinka. Bet tai dar ne viskas, jaudinės. Labai. Taigi viskas jau baigėjai. Jau dabar kvėpok lygiai.